Sveiki visi, kas žiūrite mūsų tinklalaidę iš arčiau. Ir šiandien mes laidoje turime pašnekovę Mildą. Sveikas, Dilanai. Labas, Milda. Kaip ir kiekvienoje laidoje mes pradedame su šiomis kortelėmis dabar jau. Tai išsitraukime po vieną ir išduokime vienas kitam klausimą. Pradėk. Papasakok savo sapną. Paskutinis sapnas buvo koks? Paskutinis sapnas buvo iš tikrųjų keistas, kad aš važiavau su draugais be teisų, buvo policijos reidas ir aš tiesiog ant 130 pravažiavau policijos reidą. Ir tada pradėjo mane policija gaudyti, tada galiausiai sugavo ir atkėlė teisės 3 metams. Tai toks keistas sapnas, bet tiesiog. Mano klausimas tau būtum, ką padarytum savo gyvenime, jei jaustumėsi drąsesnė? Tiesiog nebijočiau imtis visų galimybių manomų. Nes iš prigimties esu tokia drovesnė ir tiesiog, atrodo, po to gailiuosi. Tai tiesiog viską daryčiau, ką tik, kas man paduota, tą ir tiesiog imčiau ir net nebijočiau. Labai gražu šiaip noras, iš tikrųjų, kad imti turi daug galimybių ir jas visas naudoti. Ir dabar norėčiau, kad tu pati save pristatytum, ką veiki laisvalaikiu, kad mes labiau susipažintume su tavimi. Taip, tai aš esu Milda, kaip Dilanas minėjo, esu naujokė šioje mokykloje, atėjau iš Čiurlionio menų mokyklos nacionalinės. Tai laisvalaikiu aš skaitau knygas, šiuo metu skaitau tokias labiau senovinės, nes man patinka suprasti, kaip tuo metu vyko visuomenė, kažkaip, Tada, filmų žiūriu, muzikos klausausi iš 60-ųjų irgi, domiuosi mados industriją ir aplinkosaugą taip pat. Ir neseniai pradėjau vaikščioti į gyvūnų prieglaudą, kad, suteikčiau pagalbą jiem. Tai labai daug veiklos iš tikrųjų turi. Ir pasakai, kad mokysi nacionaliniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai. Mes žinome, kad tu šokai į baletą, ten praleidai 9 metus. Kokia tai patirtis, su kokiais iššūkiais susidūrėjai mokydamasi ten? Taip, tai, pirmiausia, labai didelis krūvis, nes nėra tik tais klasikinis baletas. Po to gali 10 klasėje pasirinkti ar šiuolaikinį, ar klasikinį, bet nėra, kad dienoje yra tik tais 1,5 valandos pamokata, po to yra istorinis šokis, liaudinis šokis, pilatesas, gimnastika, baleto istorija, repeticijos ir nuo ankstyvo amžiaus grįžti labai vėlai iš teatro. Sunku labai su mokslais viską suderinti ir, žinoma, tada yra didelė konkurencija labai. Iš tikrųjų, aš nesu patyrusi labai jos, bet tiesiog iš mokytojų girdėjau, kad yra į puantus, buvo kišamos adatos. Tai tikrai yra, žinoma, skatina mokykla slopinti, nes mokytojai turi kalbėti apie tai, kad čia nebūtų toks kaip tabu dalykas. Tada yra toks dalykas, kad tu po kažkiek laiko nebejauti to fizinio tokio nuovargio, nes tavo mintise yra viskas, tiesiog apie tai, kad visus judesius reikia prisiminti, kas po ko, tai tiesiog užsimiršti apie tai, kad esi pavargęs ir atrodo atsikeli iš ryto ir galvoji, kodėl man taip skauda kažką, nors atrodo net nesijautė praeitą dieną, kad kažką labai darai daug. Tada, žinoma, yra labai daug savikritikos, nes, žinoma, visose karjerose, tačiau šitoje ypač, nes tu 24 valandas praleidi žiūrint save į veidrodį. Ir kaip, pavyzdžiui, psichologai sako, reikia ieškoti gražių dalykų apie save, bet balete labai labai tiesmukų žmonių yra, kurie tu pasakys, tokių žiaurių dalykų. Ir tada dar tu pats savo sakai ir žiūri ir tiesiog galvoji, ką pataisyti tau reikia. Tada yra dar, aš nežinau, kaip kitaip išsireikšti, Čiurlionio menų mokykla yra tokia kaip visiškai kitokia planeta, nes, pavyzdžiui, mokytojai ten yra aukščiau autoriteto. Ten, turi nusilenkti jam, tarsi neįdamas ir panašiai, tai, tikrai, ir atrodo, sutinki kiekvieną žmogų, kurį tu tik sutiksi, tu jau turi galvoti nuo pat ankstyvo amžiaus, kad čia gali būti tavo ryšys ateities karjeroje. Tiesiog. O šiaip, nesku, kad labai viskas blogai, tarsi tikrai ne, aš išmokau gerbti meną, kultūrą, supratimą, išsiugdžiau apie pasaulį tokį, taip pat, aš neturėjau laiko įgyti kažkokių blogų tokių pomėgių, tokių ydingų, tai tikrai neskau, kad labai vien tik blogų dalykų buvo.
O koks tas balansas tarp mokymosi ir meno, ta prasme, baleto, kiek jūs laiko mokotės ir kiek laiko šokat per dieną? Labai įvairiai. Na, žinoma, aš čia galbūt labiau dabar kalbėjau apie tas vyresnės klases. Žinoma, pirmoji klasėje yra, 3 kokios pamokos tos baleto, kokias 4 valandas ir po to, tos pamokos, bet tikrai vyresnėse klasėse daug daugiau ir iš tikrųjų ten dirbantis mokytojai supranta, kad labai sunku yra viską suderinti, tai jie nukelinėja tuos atsiskaitimus, tai lyg palengvinta. Tai ir tiesiog visi mokytojai žiūri į tai, kad pirmiausia eina baletas, ne mokslai. O koks jausmas buvo palikti tą menų mokyklą ir pereiti į visiškai kitą aplinką? Jausmas buvo labai keistas. Aš jaučiausi, lyg tai būčiau atsibudus iš labai ilgo sapno. Aš atrodo visiškai naują gyvenimą tiesiog pradėjau ir žinau, kad bus keista, nes aš buvau apsupta tų pačių žmonių, tų pačių mokytojų ir jeigu netgi ne visada tų pačių, tiesiog girdėjau panašius pokalbius, tarsi tų žmonių buvo supratimas panašus apie kultūrą, apie tiesiog pasaulėžiūrą panašiai buvo. Ir tikrai žinau, kad gali būti kitaip naujoje aplinkoje. Tai. O dabar neatrodo perėjus į kitą mokyklą, kad daug laisvo laiko, jeigu iki tol tu daug šokai, arba mokslą, arba šokis ir tada tu vėlai grįžti namo, o dabar yra, kur tu turi tiesiog į pamokas ateiti, ar nėra tokia, kur net nežinai, ką daryti su savimi? Ne, nes iš tikrųjų aš dabar, čia aš jaučiuosi, lyg čia būtų sustiprinti mokslai, aš laiko nespėju pamokom tiesiog. Tai aš nežinau, aš neįsivaizduoju, kaip, aš tiesiog nepratusi netgi tiek mokytis, atrodo. Tai. Na taip, turbūt yra tas skirtumas, kai tu didelę gyvenimo dalį šoki daugiau negu mokais ir tada pereini į tą aplinką, kur tik mokaisi. Tai, aš suprantu šitą dalyką, kad gali būti sunku, bet kas tave iš tikrųjų nustebino atėjus į šią mokyklą? Toks sakingas dalykas, čia mokytojai labai jauni, nes, kaip sakiau, Čiurlionio mokyklai, ten labai nekeičiami mokytojai, nes ne visi nori eiti tą mokyklą, nes nenori, kad mokyti pagal programą, o ten programos trumpinamos, ten taip mažinami tie atsiskaitimai ir viską, tai tiesiog labai nesikeičia ilgai mokytojai ir daug vyresnių mokytojų. Taip pat labai nustebino, jog, aš suprantu, kad Čiurlionio mokyklai nėra laiko visokiausiam renginiam, bet tikrai nustebino, kad šitoj mokyklai bendruomenė artimesnė, atrodo mokyklai labai rūpi, kad vaikai, negalvotų vien tik apie tos mokslus, kad būtų taip, ramesnė aplinka. Tai tikrai nustebėjau, kad daug renginių organizuojama šitoj mokyklai yra. Šiaip labai keista, nes kaip ir menų mokykla, tai menas irgi yra apie žmonės iš esmės. Ir kad ten nėra renginių, man šiek tiek keista, nes atrodo yra ir baleto, ir daug, kurie groja. Manau, tokių renginių, muzikos vakarų galima labai daug padaryti. Bet tiesiog gaunasi, kad ten nėra, kaip čia pasakius, ten labai tada, jeigu jau pasirodai, tai ten labai 100% ir technika turi būti atidirbta, todėl užtrunka laiko tam, tai tų renginių per metus yra tikrai mažiau. Supratau, ta prasme labai nori aukšto lygio tik tais parodyti tos renginius. Kaip ir taip turėtų būti menų mokykloje, kai yra ūkdomi profesionalai. O dar grįžtant prie baleto, ar yra kažkokie dalykai, kurie pasireiškia tavo kasdienybėje iš ta prasme, disciplinos, kūrybos tiesiog? Taip, tikrai pasireiškia, kaip anksčiau paminėjau, kad domiuosi mados industrija, tai dabar tiesiog per rūbus save reiškiu. Taip pat, kadangi nuo pat mažens tiesiog stebėjau vyresnius šokėjus, mokinius, ta prasme, visas choreografijas, kompozicijas šokių, tai tiesiog aš kai klausausi muzikos, tai aš negaliu neįdėti, aš tiesiog matau mintise tai tiesiog. Visus tos šokius ir atrodo, aš tiesiog negaliu neįdėti, aš tiesiog noriu šokti, tai nebūtinai klasikinį baletą, tiesiog noriu įdėti. Tai va. O šiaip klausimas, kodėl nusprendei išeiti? Toks asmeniškas klausimas, bet tiesiog gaunasi, kad ten labai mažai atrodo, aš jaučiuosi, kad aš labai mažai gaunu iš baleto. Todėl, kad aš nuo 4 metų šoku, atiduodi labai daug, tiesiog per kraują, per ašaras ir tada karjera baigėsi pakankamai, trumpa ta karjera yra. Ir atrodo gerai, tu jau ten, jeigu pasiseka, tai būsi prima balerina kelis metus ir tada ateis kita.
ir tada tu būsi tyliai nustumama šiek tiek į šalį ir tas labai jaučiasi, todėl kaip tik, manau, teatre didesnė konkurencija yra negu mokyklai. Nes, tada jau ateina su pinigais, kad tu pagal tam tikrą vaidmenį gauni tam tikrus pinigus. Tai atlyginimo, tai gaunasi, kad tikrai. Nes, kaip tu sakai, kad dar matai tą kasdienybėje, kad ta muzika visada su šokiu siejasi ir gaunasi, kai tu supranti, kad konkurencija labiau valdo ir tada turi išeiti, yra šiaip liūdna. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, nes tikrai niekada nemaniau, kad išeisiu, bet tiesiog nebuvo tokio noro. Stebėjau kitus žmonės, atrodo, jie jaučiasi kitaip šokdami. Aš jaučiausi taip, kad man gražu šokti, aš noriu parodyti, ką aš moku, bet atrodė, kad kiti jaučia širdyje, kad jie nori šokti. Aš nežinau, man taip kažkaip. Supratau. O kadangi, jau daug metų šokai baletą, gal gali padaryti kažkokias išvalgas, kas yra geras baleto pasirodymas? Geras baleto pasirodymas, tai žinoma, labai techniškai būni viską atidirbęs, nes tu nebegalvoji, kas po ko eina, kokie judesiai po ko eina. Ten jau yra toks minimumas, ką tau reikia žinoti, tu tiesiog galvoji, ką tau techniškai padaryti reikia. Ypač jeigu pasirodai praeitą dieną ir vėl reikia pasirodyti, tu galvoji, kad dar geriau reikia. Taip pat, jau panašu į teatrą, nes irgi turi būti labai išsianalizavęs savo vaidmenį. Ir kame sunkus dalykas yra su šokiu, kad tu, kai vaidini, tarsi vaidyboje, tai tu žodžiais, tarsi save gali išreikšti. O šokyje tu turi per žinoma veido išraiškas, bet taip pat per tą tokį judesį. Švelnesnis, aštresnis judesys, tai tik reikia suprasti savo vaidmenį. Ir visada mokytojai pasakys tau, ypač jeigu solistė esi, tai pasakys labai nebesikartoti kažko prieš pat pasirodymą, iš viso nekalbėti su jokiais žmonėm, būti savo erdvėje ir tiesiog bandyti susitapatinti su savo to vaidmeniu. Labai panašu iš tikrųjų į teatrą, į vaidybą, ta prasme, viens kitam realiai visiškai, atspindys tiesiog, nes irgi reikia įeiti į vaidmenį ir jį išlaikyti, analizuoti savo personažą. Ir ta prasme, nepabėgai nuo scenos, tai šiais metais prisijungiai prie kalėdinio spektaklio. Tai kaip tau sekėsi pereiti iš baleto į vaidybą? Galiu pasakyti, kad kai suremontavo aktų salę, tai įėjau į tą sceną ir tiesiog susigraudinau, nes tiek daug tų prisiminimų tiesiog yra. Aš stovėjau užkulisiuose ir tiesiog prisimenu, kaip aš, kai buvau pirmoji klasėje, stebėdavau vyresnius mokinius ir galvojau, aš ten būsiu. Ir tiesiog labai daug prisiminimų. Bet man iš tikrųjų ir balete buvo labai sunku save kaip, išreikšti, ta prasme, būtent per kažkokias išraiškas ar ką, nes aš sakau drovesnės ir man kažkaip taip baisu ir vaidyboje dar labiau to reikia. Tai tas man labai kažkaip sunku yra. Aš tikiu, kad vis tiek persilauši. Dabar tai yra tavo pirmas vaidinimas turbūt. Tai aš manau, su patirtim tai ateina, šiek tiek įveiksi tas baimes. O kaip ir kiekvienam pašnekovui mes užduodame 2 paskutinius klausimus, tokius pačius. Tai kas yra tavo autoritetas, Milda? Mano autoritetas tikrai yra mano mama, nes gyvenimas tikrai buvo nelengvas, bet kažkokiu būdu ji yra tokia atlaidi ir supratinga ir tiesiog kažkaip spinduliuoja tą gėrį. Aš taip savo mamą matau, bet tiesiog lyginu su kitais žmonėms tiktais ir tikrai galiu pasakyti, aš nežinau, iš kur ji tokia, nesakau. Tarsi, bet tikrai. Ir visuomet sakė būti unikaliai. Jis visai ką sakydavo tokią mintį, nesek avių bandos. Tai aš kaip ir gyvenu tą mintimį, nes tiesiog savo autentiška. Noriu būti autentiška tiesiog. Išsiskirti iš minios, nes man nėra baisu. Labai graži mintis. Ir tikrai tada labai džiaugiuosi, kad turi tokią gerą mamą. Ir kokia būtų tavo svajonė? Nežinau, mano svajonė būtų turbūt išmokti neskubinti gyvenimo, nes pabaigoje nėra kažkokio didžiulio įvykio, kuris paverčia gyvenimą vertu. Kiekviena diena yra viskas, ką mes gauname. Žinau, kad yra lengva pasimesti tarp tų tokių žiaurių dalykų vykstančių pasaulyje ir tarp tų tokių tamsių pasaulio pusių, bet manau, kad būtent tas atvirumas ryšių su žmonėmis, tas atlaidumas, galbūt supratingumas, kad visi pirmą kartą gyvena ir visi darys klaidų, tikrai gali padėti surasti tą šviesą tamsoje. Ir manau, kad žmonės ir buvo stverti tam, kad per savo gyvenimą
išmoktų ieškoti to gėrio toje, neigiamose gyvenimo pusėse. Labai, labai gera mintis iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų labai norėčiau, kad kuo daugiau žmonių sektų tokia pačia mintimi, kaip sėkitu. Tai ačiū tau, Milda, už pokalbį. Ačiū, Dilanai. Labai buvo smagu. Ačiū Jums klausytojai ir susitiksime kitą kartą.